tikrai labai nuostabiamis youtuberėmis ir tai yra su iš kanalo Maša Grey, su Klaudija iš kanalo Klaudi, Alina iš kanalo Alina Aleksandra, Vante iš kanalo Lotosija, Auksė iš kanalo Dagoruko ir Emilija iš kanalo Ema. Prieš pradedant dar nepamirškite nueiti į video aprašymą ten apačioje ir prenumeruoti visas šias merginas, subscribe, kurios kartu su manimi daro šį kolabą ir keliaujam video. Taigi, aš dalyvauju grožio kolabę, nors nesu visiškai jokia grožio guru ar kažkas panašaus. Taigi, aš nusprendžiau paimti iš tokio socialinio tinklo Pinterest patarimus apie grožį ir jas išbandyti. Taigi, pirmas patarimas, kurį aš išsirinkau, tai yra beauty hack, tai būtų su eyelineriu ir turbūt jau nesik esate pasimatę, kaip užsiklijuoja čia va ties kampučiu lipnios juostos ir tada nusibrėžia labai gražiai eyelinerį. Bet aš pamačiau dar tokį dalyką, kad užsiklijuoja lipnios juostos čia ir dar viršui ir tiesiog nuspalvina tą plotelį, kuris liko prie akies ir tada turi tiesiog tobulą eyelinerį. Taigi, aš tai ir pabandysiu. Reikės lipnios juostelės ir eyelinerio ir žirklių. Lipnią juostą svarbiausia užklijuoti pirmą ant rankos, kad sumažėtų lipnumas ir paskui nebūtų skaudžiai nuplėšti nuo akies. Ir dabar bandysiu užsiklijuoti, kaip norėčiau, kad būtų mano eyelineris. O my god, mano akis traukia. Bandau spalvinti tą plotą su eyelineriu. Ir bandom nulipinti. Mano eyelineris atrodo šiek tiek juokingai, bet vis dėlto pabandysiu padaryti ir antrą akį. Ir truputėlį pataisius, galbūt visai neblogai gautųsi. Visai neblogai, man patiko. Pasidariau šitas cat eyes rug, tai dabar galime keliauti prie kito life hacko, kurį radau, ir tai yra life hackas su blakstienų tušu. Aš pasiėmiau patį paprasčiausią blakstienų tušą iš Essence, kuris yra toksai šiek tiek uždžiūvęs ir nėra labai geras. Taigi, dabar pasidažysiu jį ant vienos akies, o tada išbandysime tą life hacką, kuris turėtų šiek tiek atgaivinti tušą ir tada padažysiu kitą akį. Ir dabar šį tušą turėsiu palaikyti 5 minutės įdėtą į verdantį vandenį, kad jis sušiltų. Taigi, jau verdančiai karštame vandenyje palaikiau 5 minutės šitą tušą, tai traukiu į lauk. Wow, ta prasme, šitas tušas pasidarė visiškai nebeklampus, koks jis buvo prieš tai ir labai lengvai ištraukti. Atrodo visiškai kitą tušą pasiėmiau, tai žiūriu, kaip atrodo tokių. Šitas tušas atrodo taip šiek tiek kokybiškiau ir su juo yra lengviau dirbti, nes jis nekrauna gumulų ir tikrai atrodo gerai. O čia nepašiltas tušas, tai sulipino šiek tiek mano blakstienas ir turėjau daugiau pavargti, kol viską gražiai užsidėjau, nes jisai dėjo tokiais guzais. Man šitas hackas labai patiko, tai jeigu turit tikrai tokį prastą tušą, kuris krauna gabalais, sulipina blakstienas ar kažkas panašaus ir jau ruošitės jį išmesti, tai pabandykit jį pašildyti šiltame vandenyje. Pintereste radau tokį labai įdomų patarimą, kuris sako, kad saulės kremas gali išvalyti rašalo dėmes. Taigi, mes tai ir išbandysime ir mums reikės medžiagos skiautelės, rašalinio parkerio, arba tiksliau rašalo ir kremo nuo saulės. Tai pirmiausia reikėtų išpurvinti kažkaip čia šitą medžiagą. O, paradau kaip. Arba nereikia tiesiog kapsulę išimti. Nu va, turim dėmę ir dabar bandau užpilti kremo. Tiesiog
Opa. Ir ką dabar daryti? Man viskas sėkmingai mėlynuoja. Padarysiu šalia dėmę, dar vieną ir... I believe I can fly. Apsitaškiau rašalą. Gerai. Aš noriu padaryti dar vieną dėmę. Ir ant jos nedėsiu nieko. Ir viską pabandysiu suplauti su vandeniu. Ir žiūrėsiu, gal čia taip turiu išsiplauti, nes šiaip tai tas saulės kremas nedaro nieko beveik. Rezultatas toks, kad kremas suveikia kaip baliklis ir nudažė tas vietas, kuris buvo tiesiog šviesiai. Galbūt truputėlį ir pašviesino dėmę, bet tikrai neišėmė jos, taigi manau, kad čia yra feilas. Bandysiu su kremu dabar nusivalyti rankas ir su medžiagos skutelė. Okei, nieko nevyksta. Sekantis lifehackas sako, kad nagų laką reikia palaikyti 15 minučių šaldytuve ir su juo taps lengviau dirbti. Taigi, pabandykime. Vau, žinokit, šitas hackas tikrai veikia, nes šitas lakas truputėlį jau buvo toksai sutirštėjęs ir buvo šiek tiek sunkiau su juo tepti, bet dabar jis kaip naujas. Dar vienas įdomus patarimas, lifehackas, buvo su lūpomis ir ten buvo parašyta, jog reikėtų pirmiau užsidėti pudrą ir tada dėti lūpdažį. Jo, tai pirmiau užsidėti pudrą, nusipudruoji lūpas ir tada užsidėti lūpdažį. Skamba keistai, tai nutariau išbandyti. Nusivalysiu dabar, ką turiu čia šitą lūpų balzamą. Ir pirmiausia, pusę lūpų padažysiu paprastai, o pusę su ta pudra. Gerai, nuostabus makiažas. Ir dabar nuvalysiu teptuką ir užtepsiu ant kitos pusės pudrą ir tik tada lūpdažį. Naudosiu tokią skystą pudrą. Jo, užpudrinkim lūpas, kodėlgi ne? Nu ką spėjau, dabar reikia laukti, kol išdžius viskas. A few moments later. Jo, taip ir tikėjausi, kad spalva tai tiesiog susimaišys pudra ir iš tikrųjų man gavosi labai gražus lūpdažis, bet aš nemanau, kad verta yra pudruoti lūpas dėl to, kad būtų šiek tiek kitokia spalva lūpdažio. Geriau tada tiesiog gal paimti ir nusipirkti kitą lūpdažį ir nereikės dėti dar pudros. Bet šiaip spalva tai man labai patinka. Čia yra su pudra, čia yra be pudros. Toliau yra toksai kaip DIY dalykėlis, kuris padėtų lengviau išplauti makiažo teptukus. Taigi, jam padaryti reikės kažkokio dangtelio arba šiaip bet kokio kito lygaus paviršiaus, kuris yra jau nebereikalingas, ir karštų klijų šautuvo. Su šautuvu piešiame visokius taškelius ir linijas, už kurių galėtų užsikabinti teptuko šereliai ir būtų galima nupauti produktą, kuris lieka. Žinokit, nesitikėjau, kad čia yra taip sunku. Taigi mano galutinis šio darbo variantas atrodo taip, nepasakyčiau, kad labai gražiai išėjo, bet tikėkime, kad jis veiks ir palengvins mano makiažo teptukų išplovimą, nes iš tikrųjų tai užknisa tos teptukus plauti. Tai varom pabandyti, kaip tai veikia.
Taigi, bandysiu dabar šitą dalykėlį. Tai pasiimu teptuką makiažo, kuris jau nėra švarus. Uždedu bet kokios teptukų plovimui skirtos priemonės. Ir... Opa, kaip faina. Purvą, matau, nuima labai gerai. Ir manau, kad šitas lifehackas taip pat pasitvirtino ir aš dabar jį tikrai naudosiu. Teptukas išsiplovė puikiai ir šį lifehacką užskaitau. Tai tiek šį kartą esu pasipuošusi savo makiažą, pasidariusi pagal lifehackus ir manau, man visai neblogai pavyko viskas. Tai tiek ir iki kito karto ir nepamirškit prenumeruoti mano draugyčių ir manęs, aišku. Tai visos nuorodos yra po video, nepamirškit, prenumeruojam ir iki! Like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me.